Sveiki, pradėsime dar vieną pamoką, bet prieš tai trumpa reklama. Jeigu pastebite, kad mūsų laikai įdomėja ir pasaulis keistėja, tuomet siūlome paskaityti nemokamą elektroninę knygą apie dabartinius ir būsimus laikus Nauja era artėja. Ją galite rasti adresu naujaera.com. Taip pat svetainėje rasite nuorodą į krikščionišką YouTube kanalą, kur yra daug įdomių klipų apie priklausomybės, pinigus, sveikatą, manifestacijas, tikėjimą ir daug daugiau. Ir dar prašau palaikinkit ir subscribinkit šį video. O pilnus anglų kalbos kursus galite rasti svetainėje anglucentras.lt. Ačiū uždėmesi, dabar pradėsime pamoką. Ji bus jau šiek tiek sunkesnė. Taigi pradėsiu nuo priklausomybinių įvardžių, žodžių, possessive pronouns. Taigi, pavyzdžiui, this is my book, tai yra mano knyga, my, mano, o pavyzdžiui, jeigu dar norime pasakyti, kad ši knyga yra mano, galima sakyti this book is mine. Taigi, ir ne tik my book, bet ir mine galima sakyti. Tai dar kartą pacituosiu tos pavyzdžius, kad aiškiau būtų this is my book. Tai mano knyga, this book is mine, tai mano knyga irgi. Tai labai panašus, bet skiriasi šiek tiek. Tas pats su žodžiu jo, is this your bag, ar tai tavo krepšys, is this yours, ar tai tavo. Čia jau sudėtingesnė tema ir tie visi yours, mine yra gana dažnas, yours netoks dažnas, bet mine gana dažnas. Reikia tiesiog užfiksuoti this is my book, tai mano knyga, ir dar galima sakyti this book is mine, tai mano knyga. Ir kiti priklausomybę nurodantis įvardžiai yra his, tai jo, has, tai jos, it's has, pavyzdžiui, arba it's his, tai jo, it's has, tai jos, moteris, moters, it's. Čia labai retas žodis, bet irgi jeigu nežinome, kam ar vyriška ar moteriška lytis, galima sakyti it's, nes kaip pavyzdžiui šuns, pavyzdžiui. Arba it's ours, tai mūsų, it's yours, tai jūsų, it's theirs, tai jų. Daugis kitas žmonių, pavyzdžiui, it's theirs. Bet šitie jau retesni žodžiai galima, jeigu neįsidėmėsit nieko tokio, su praktika išmoksite. Šitie žodeliai jau retesni, bet pavyzdžiui his, ha, tai jo ar jos tai labai dažni, arba our, mūsų labai dažni, bet theirs tokie nėra dažni. Dabar palyginamieji žodžiai biški lengviau bus, man atrodo. This book is bigger than that one. Taigi, jeigu norim pasakyti, kad kas nors didesnis, tai pavyzdžiui yra būdvardis big, didelis, o didesnis bigger. Tai gale dasideda toks dar viena raidelė ir er, bet kartais ir tik tais er prisideda, pavyzdžiui cheap, cheaper, pigus, pigesnis, big, bigger, didelis, didesnis, small, smaller, mažas, mažesnis. Dabar pacituosiu pavyzdžių dar, pakartosiu. This book is bigger than that one. Ši knyga yra didesnė nei ta. Būdvardis yra big, o jeigu norime palyginti, tai bigger, didesnis. O jeigu norėtumėm sakyti didžiausias, tai būtų the biggest, st gale būtų. My house is smaller than yours. Mano namas yra mažesnis nei tavo. Kadangi būdvardis yra small, norime pasakyti mažesnis, dadedam gale er ir gaunam smaller, mažesnis. O jeigu mažiausias, tai būtų smallest, gale st būtų. Yra ir netaisyklingų palyginamųjų žodžių. Pavyzdžiui, geras yra žodis good, o geresnis better. Čia netaisyklingas, jos tiesiog reikia įsidėmėti. O geriausias būtų best. Arba pavyzdžiui, blogas bad, o blogesnis worst, arba blogiausias būtų worst, st gale. Dar, pavyzdžiui, yra fa, toli, toliau, fava arba
fava. Čia sunkiai tariasi tie žodžiai ir man sunku ištarti, bet labai dažni. Pavyzdžiui, galima sakyti go fava, eik toliau. Tolimas, tolimas, tolimesnis. Ir toliau little irgi netaisyklingai bus little mažai, less mažiau, o mažiausiai least būtų. Much daug, more daugiau. Pavyzdžiui, I have much money, aš turiu daug pinigų ir pavyzdžiui, I will have more, aš turėsiu daugiau. Irgi netaisyklingas, čia taisyklingai tai dažniausiai būna, kaip jau sakiau, prisideda gale er, jeigu norim pasakyti daugiau, pavyzdžiui, big, bigą, small, smallą, o netaisyklingi tai visokie tokie, pavyzdžiui, much, daug, more, daugiau, arba many irgi daug, more būtų irgi daugiau. Many tai yra su skaičiuojamais žodžiais, pavyzdžiui, many people, more people, o much su neskaičiuotinais žodžiais, pavyzdžiui, much water, daug vandens, daugiau vandens, more water, daugiau, I want more water, aš noriu daugiau vandens. Ir dar old, čia taisyklingas bus, old, older, senas, senesnis, o seniausias būtų oldest. Young, jaunas, jaunesnis, younger būtų, o jauniausias youngest. Late, vėlus, vėlesnis, later. Later, vėlus, vėlesnis. Ir vėliausias būtų latest. Matot, gale st prisideda, jeigu norim sakyti, vėliausias latest, gale, atsiprašau, latest vėliausias, st gale, o jeigu norim pasakyti tik vėlesnis, tada r gale, later. Ir dažnai anglai sako, pavyzdžiui, see you later, pasimatysime vėliau, labai dažnas žodis, ta frazė labai dažna, see you later, pasimatysime vėliau. Dar vienas taisyklingas būdvardis būtų hot, karštas, karštesnis, hotter, o karščiausias hottest. Tiesiog reikia įsiminti, kad taip, jeigu norime sakyti daugiau, hot, hotter, daugiau, karštesnis, o jeigu karščiausias, tai st gale bus hottest. Bet kaip sakiau, yra kartais išimčių. O pavyzdžiui, būdvardis šaltas, cold, o šaltesnis būtų colder, o šalčiausias būtų coldest. Kaip jau šiandien buvo sunkesnė pamoka. Ir dar užfiksuokime, pavyzdžiui, yra superlatives, kaip jau sakiau, kad aukščiausia forma būdvardžių, tai biggest, didžiausias, the most fun, smagiausias, čia netaisyklingas, bet su aukščiausia forma dažniausiai tiesiog st gale prisideda. Palaukit, ant pavyzdžių pabandysiu paieškoti. Pavyzdžiui, young, youngest, jauniausias, st gale, matot, prisideda late, vėlus, latest, vėliausias, hot, karštas, hottest, karščiausias, cold, šaltas, coldest, šalčiausias. Bet kaip jau sakiau, yra visą laiką išimčių. Pavyzdžiui, much, daug, o daugiausiai būtų the most. Ir taip pat many, daug, ir daugiausia būtų the most. Tas much, many tiesiog skiriasi su skaičiuotiniais ar nesuskaičiuotiniais žodžiais. Kaip jau sakiau, pavyzdžiui, much money. Pinigai yra neskaičiuotinas, tai much money, most money. O jeigu žodis people skaičiuotinas, žmonės, tai būtų many people ir the most people, daugiausia žmonių, daug žmonių ir daugiausia žmonių. Many people reiškia daug žmonių, o the most daugiausia žmonių. Tai užtek šiam kartui, sudėtinga pamoka buvo iš tikrųjų. Ačiū, kad klausėte, dėkui, iki.